Sveiki visi mano žiūrovai ir šiandien mes ir vėl žaidžiame Minecraft Pocket Edition ir šiandien mes žaisime Skywars. Tai jo, nieko nelaukdami mes aišku galim pradėti ir kol mes žaisim, tai aš jums pasakysiu 3 naujienas. Tai dvi iš tų naujienų bus blogos, o viena bus gal gera, gal kitiems ir bloga, tai iš tiesų nežinau. Tai va, velnias, mums čia nesiseka. Tai galiu jau ir sakyti tas naujienas. Tai iš pirmo sakysiu blogas, nes aš esu pratęs sakyti iš pirmo blogas, o vėliau geras. Tai pirma bloga naujiena būtų tokia, jog aš, pamenat, mano pirmasis video buvo Minecraft išlikimas saloje. Tai kas nematėt, galėsit nueiti pasižiūrėti atgal. Tai nieko nekainuoja, aišku. Tai kas netingi, tas galėsit pasižiūrėti. Tai žodžiu. Ir iš tiesų yra tokia viena bloga naujiena, kad man visas tas mepas įsitrynė. Tiesiog aš atnaujinau Minecraftą, nes aš dažniausiai, kai atnaujindavau jį, tai man nebūdavo taip, kad man visus mepus ištrindavo. Bet dabar gavosi taip, jog man tiesiog visi mepai įsitrynė. Net ir visi serveriai, kuriuos turėjau, buvo įsitrynę. Absoliučiai viskas man buvo įsitrynę. Ir net ir tas pats, viskas absoliučiai įsitrynė. Ir dabar tiesiog man nebeliko ten to mepo, tai vat. Iš tiesų, tai tokia būtų pirma bloga naujiena. Aišku, man ta naujiena nelabai patinka, nes man gana liūdna dabar tai yra nekurti to išlikimo. Man labai patiko ten ta sala ir viskas, tai žodžiu. Antra bloga naujiena, čia ne tokia jau bloga, bet būtų tokia, kad aš neturiu skino. Irgi atsinaujino versiją, man nebeliko skino, o tas skinas buvo man iš tikrųjų gražus. Tai kas nematėt, kokį skiną aš turėjau, tai pasižiūrėkit irgi praeitam video. Juk sakau, nieko nekainuoja. Tai vat, išties galėsit pasižiūrėti. Ir mane nukilino kažkas, bet nieko čia, manau, blogo nėra. Tai jo. O dabar gera naujiena, kurios, manau, visi taip ir laukėt. Tai būtų tokia. Aš šiame, sakau, gal kitiems ir bloga, nežinau. Bet man tai iš tikrųjų faina, patiko ta idėja. Man tą idėją šiaip pasiūlė mano draugas, tai jis man sako, galbūt tu nori pradėti kurti savo kanale ir vlogus. Aišku, tai nereiškia, kad aš pradėsiu kurti vien vlogus. Iš tikrųjų, tai reiškia. Aš kursiu ir geimus, kaip žaidžiu, pavyzdžiui, Minecraft arba Despicable Me, ir įvairius kitus žaidimus. Bet ir filmuosiu vlogus, tai žodžiu. O jei rimčiau, tai dar susikursiu naują kanalą, į kurį jūs taip pat galėsit užeiti, tai jame filmuosiu vien vlogus. Geimų iš vis absoliučiai nebus, tai va. Tai tokios būtų mano naujienos, o dabar mes normaliai žaidžiam. Tai 1, 2, 3 pradedam normaliai žaisti. Tai va. Tai išties atsirado čia žiemos, aš bent jau jį vadinu žiemos mepų. Tai žodžiu, manau, daug kas taip vadina jį. Tas mepas iš tikrųjų man labai patinka, nes iš tiesų labai trumpas kelias yra iki vidurio. Tai man šis mepas gan patinka iš tikrųjų. Tai pasiėmame mėsytės. Čia visus armorus susimetam, aišku. Ir jo. Gavom dar ir neblogą ginklą.
Iš tikrųjų, man ginklas ir buvo pagrindinis tas dalykas, kurio aš norėjau gauti, nes be ginklo dažniausiai būna šakės. Tai vat. Čia geresnis kelnes, čia man atrodo. Turiu aš gal dėtis. Nu tai ką, mes galim varyti į kitų žmonių salas ir kiek mačiau, man atrodo, vienas žmogus jau yra nuėjęs į tą salą. Ne, niekas nėra nuėjęs į tą salą. Gal čia nieko blogo. Žodžiu, bandom laimę. Bandom mes ten eiti. Kaip nors. Oba. Iš tikrųjų, man Minecraft Pocket Edition patinka dėl tokio dalyko, kad iš tolo galima dėti blokus. Tai tas dalykas iš tikrųjų yra awesome ir labai man patinka. Tai vat, dėl to man patinka labai Minecraft Pocket Edition. Nu ir apskritai patinka dar Minecraft Pocket Edition dėl to, kad tiesiog įdomu žaisti. Tai ir nebūtinai reikia to paprasto Minecrafto. Tai yra per kompą žaisti. Per kūnais. Jis turi TNT. Gerai. Tai pasiemam tų blokų, vis tiek neturim ką veikti. Oba. Viršui nieko kaip ir nėra. Ir žinot ką? Aš visada svarsčiau, ar ten viršui kas nors yra koks nors čestas, ar nėra. Man būtų iš tikrųjų įdomu sužinoti. Ir žinoma, ir nebereikalo sužinočiau. Taip. Vidury iš tiesų kai kas yra. Gerai. Tai iš tiesų mes... Eik tu sau. Nukritau. Ir tas ščiūvas mane pamatė. Žodžiu, palagino servas. Tai vat. Iš tiesų labai sorry, kad video gausias trumpas. Nes man jau iškart matos, kad video yra trumpas. Ir bus aišku. Tai vat. Žodžiu. Gerai, prisiloginkim mes dar. Koks skirtumas. Gal dar pavyks kažką sužaisti. Manau, mes turėtumėm dar sužaisti vieną mečą, tai va. Tik reiktų labai greitai. Tai žodžiu, sugrįšim, kai šis mečas prasidės. Ok, žmonės, mačas jau prasidėjo ir išties nieko gero negaunam. Bent jau dabar kol kas, nu, bent jau šarvas. Šarvas dabar buvo geriausias dalykas. Ką mes gavom? Tai va. Nu, čia šitų daiktų yra. Neblogi čia šiaip daiktai. Jei rimčiau. Ir mes iš tikrųjų galim ten nušokti. Pastačiu ganuką.
Eiktų sav ir nukritau. Nu, iš tikrųjų nelabai jau moko žaistų Skywarsų, tai vat. Tai toks ir tai būtų mano video. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškit paspausti like, subscribe, komentuoti ir dalintis šiuo vaizdu ir su savo draugais. Ar dar kom nors, ko tik norit. Nu, žodžiu. Draugai, šeima ir artimaisiais. Nu, žodžiu. Kuom tik jūs norit, to dalinkitės. Aišku, su gyvūnais galite nesidalinti, bet jei jūsų gyvūnas moka irgi laikinti, subscribing, komentuoti ir pašėrinti, tai galit, aišku, irgi jiem pasidalinti su šiuo vaizdo įrašu. Nu, žodžiu, baigu aš čia svaigti. Tai iš ties šis video nebuvo toks įdomus, tiesiog norėjau, svarbiausia, ką norėjau padaryti, tai norėjau per šį video tiesiog pasakyti šias naujienas, tai jo, iš tiesų. Tai, žodžiu, like, subscribe, share ir comment. Ir viso gero.